Friends, hello, our guests from abroad who have come to Vilnius during this nice spring day. I'm Rasa Čapaitienė, I'm Professor of European Humanities University, and I'm working on the topics of various cultural heritage points. And today we are living during the times when the traditional family can actually become the valuable of the cultural heritage, however not always protected. Today we are having a global impressive event. We have also guests from the US. So without much ado, let's start this international conference, and let's give floor to a Catholic priest who is the former Soviet dissident, who back in Soviet times disseminated the Lithuanian Catholic Church Chronicle during Soviet times undercover, and who up to now is a dissident because regretfully we have to further defend fundamental values. So esteemed priest Robertas Grigas is given the floor for the opening word. Esteemed guests from Lithuania and from other countries that are close to us from the historical and spiritual viewpoint. Dear organizers of the conference asked me to say a prayer so that we could concentrate. Perhaps many of us are close to the highest ideas and the spiritual dimension we're calling known as God. Therefore, I'm asking you to pray. Mūsų konferencijos už mūsų judėjimo siekius. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dieve, kurį mes Tėvu vadiname, Tu pašaukei į buvimą mūsų pasaulį ir norėjai, kad žmonės sukurti pagal Tavo paveikslą, kaip vyrai ir moterys, jungtųsi santuokoje į šeimas, pradėtų naują gyvybę šeimose, per šeimas pratęstų ir atnaujintų mūsų tautų ir žmonijos gyvenimą. Tu matei, kad tai yra gera, ir palaiminai vyro ir moters sąjungą šeimoje, tarpusavio papildomumą, tėvystės ir motinystės dovaną, kad žmogiškos gyvybės džiaugsmas, kūryba ir prasmė būtų perduodama į ateitį. Dieve, Tu matai visus destrukcijos iššūkius, kurie kyla šiandienos pasaulyje, mūsų šalyse, žmogaus gyvybei ir orumui, jau motinų įsčiose, ligoje, valdančiųjų sukeltuose karuose ir The human being starting from the womb, you see all the bad efforts to disrupt the identities of men and women and fathers and mothers, take away families from children, and to poison childhood through pushed sick ideologies. We see major effort to change the understanding of the family, of man and woman, to change the power
of the natural extension Suprantame, of Tėve, life kad through šis griovimo ir surrogate mirties kelias veda į things. We degradaciją. understand that Ir jau this way matome leads to aiškius jos degradation, požymius and we žmonijoje can ir see savo tautų clear kasdienybėje. features of it Suteik Dieve mums in išminties our daily šiam lives. neteisybės puolimui Please atsispirti ir give us pasipriešinti. Suteik wisdom meilės to branginti ir resist it. saugoti Please give us šeimos, love vyro ir moters to kuriamo cherish gyvenimo ryšio family vertybę. and Mokyk mus, value gerasis of Tėve, human telktis ir vieningai veikti, kad tavoji tiesa vėl padarytų mus laisvus, kad mirties tamsą įveiktų gyvenimas. Amen. makes us liberated. Thank you very much. Amen. Thank you so much. Mėly bičiuliai, konferencijos rengėjai pristatė mane kaip antisovietinio lietuvių pasipriešinimo dalyvį. Ir tai keistų būdų yra susiję ir su mūsų dabartimi. Mes vietos žmonės žinome tą istoriją, mūsų svečiams, kolegoms iš užsienio šalių, ją truputį pristatysiu, kai po ilgo ir ginkluoto ir taikaus pasipriešinimo prieš 30 metų lietuvių tautai pavyko vėl atkurti nepriklausomą valstybingumą. Mes tarsi įkvėpėme daugelį dešimtmečių mums nepažintos laisvės gurkšnį. Ir keletą dešimtmečių turbūt iš tikrųjų jautėme, kad gyvename kaip orūs, laisvi asmenys ir laisva tauta. Ir mūsų išsivadavimas rėmėsi, tai sakytume, turbūt daugelyje šalių pagal žmogaus prigimties dėsnius yra panašiai, rėmėsi tais pagrindiniais 3 stulpais. Tai buvo šeima, šeimose išsaugotas krikščioniškas tikėjimas, tradicijos, kalba, prigimtinės vertybės. Tai buvo mūsų, nepaisant visų to okupacinių priespaudų ir represijų, išsaugotas tautiškumas, tautinė kultūra, lietuvybė. Ir tai buvo valstybingumo, nepriklausomo savęs tvarkymo, savęs valdymo ilgesys, kurį, nepaisant tų visų sovietinių masinių represijų, žudynių, trėmimų, išlaikė iki pat mūsų jaunesnės kartos, mūsų protėvių eilės. Tai su šita patirtimi iš tikrųjų ir skaudu, ir nejauku išgyventi, kai praėjus tiems keliems sąlyginai demokratinio laisvo gyvenimo dešimtmečiams, kai iš tikrųjų galėjome kalbėti tai, ką galvojame, laisvai išpažinti tikėjimą, reikšti įvairias nuomones, tarsi įspėjančios pavojų signalizuojančios tendencijos tiek Europoje, tiek pasaulyje, tiek mūsų tėvynėje, tarsi pamažu sugrąžino į tą jau mūsų išgyventą sovietinę okupaciją būseną. Žinote, kas domitės istoriją, kad Sovietų Sąjungos okupuotoms tautoms, administraciniams dariniams būdavo vis pridedamos tokios priesagos, abreviatūros pavadinimuose Sovietų socialistinė respublika, taigi Lietuva irgi vadinosi LSSR. Ir jos savybės buvo tai, kad mes kaip tauta neturėjome kontrolės savo šalyje. Visi lemtingi sprendimai buvo priiminėjami toli, kaip vadino, stipriame centre, Maskvoje. Mūsų kalba, mūsų kultūra, tradicijos, taip pat krikščioniškasis tikėjimas buvo visaip engiamas, stengiamas pašalinti iš viešosios erdvės, viešai pajuoka ir patyčiomis menkinamas.
asmuo, jo nuomonė, jo pažiūros, jo saviraiškos galimybė opinion and were denigrated, and we had no freedom of expression or the possibility to express our opinions if they were different from something that the Communist Party said. And in the best case scenario, such different opinions atveju, jeigu drąsesni ar ryžtingesni asmenys nenusilenkdavo prievartai, toliau laikydavosi savo įsitikinimų ar pradėdavo burti panašiai mąstančius į kokias nors veiklos, pogrindžio veiklos grupės, leisti pogrindžio spaudą, apeliuoti į vakarų civilizaciją dėl savo teisių, tai buvo galima susilaukti ir įkalinimo, Sibiro tremties, mirties arba galbūt dar blogesniu atveju buvo praktikuojama įkalinimas psichiatrinėje ligoninėje, kai žmogaus asmenybė būdavo visiškai sunaikinama, sugriaunama. Tai štai mes, tie žmonės ateinantys iš sovietinės okupacijos patirties, su nerimu pastebime, kaip mūsų tiek Lietuvoje, tiek matome ir regiono šalyse, galbūt šiek tiek išskiriant Lenkiją ar Vengriją, kur jaučiama daugiau tokios ir religinės, ir visuomeninių grupių raiškos laisvės. Ir Europoje mes matome tarsi sugrįžtant tą neigiamą sovietizmo patirtį, kai vėl daugumos visuomenės nuomonė ar valia yra nušalinama nuo realiai priimamų sprendimų. Pavyzdžiui, dauguma Lietuvos piliečių, ir tai liudija visos, net ir valdžios vykdomos apklausos, nepritarė vadinamam partnerystės įstatymui. Tai yra homoseksualių porų teisių prilyginimo įstatymais vyro ir moters kuriamai šeimai. Dauguma Lietuvos visuomenės nepritarė ankstyvai vaikų seksualizacijai vykdomai per švietimą. Ir daugeliu kitų dalykų, kurie yra pasidarę dabar tarsi kultas, pavyzdžiui, tas klimato kultas, klimato kaitos ar atšilimo ar atšalimo, kur valstybės imasi visokių priemonių, dažniausiai nenaudingų piliečiams susijusių su jų didesniu apmokestinimu, išlaidomis. Bet tos visuomenės arba neseniai tos vykusios COVID pandemijos metu, kai daugelie šalių buvo vykdomos labai drastiškos prievartos priemonės, čia visai nekalba apie tai, kiek ten medicininė priemonė, skiepai, kiek jie paveikūs, reikalingi, kiek ne, bet pati valdžios politika buvo prievartinė, palenkianti asmenis visiškai valstybės kontroliai. Ir dauguma piliečių aiškiai nepritarė toms nuostatoms. Tačiau čia staiga pasirodė, kad mūsų tarsi formaliai demokratinėje šalyje mes piliečiai neturime jokių svertų įtakoti priimamus sprendimus arba pasiekti, kad mūsų valia, mūsų požiūris ar nuomonė būtų transliuojama į aukščiausias valdžios institucijas ir jas paveiktų, pakoreguotų sprendimus. Tai buvo toks šokiruojantis atradimas, kad kažkada didelėmis aukomis iškovotą demokratiją ir laisvę mes tarsi paleidžiame iš savo rankų, savo šalyje negalime paveikti valdančiųjų sprendimo.
Su savo antisovietinės veiklos patirtimi aš matau atsikuriantį tokį jau buvusį, tai turbūt ne tik Lietuvoje, bet ir regione ir dėja Europoje ir platesnėme pasaulyje, atsikuriantį tokį monolitinį politikos, verslo, teisėsaugos ir žiniasklaidos suaugimą, tarsi tokia nepramušama, nepaveikiama konglomeratą, ar gal galima tai pavadinti, oligarchija, kada nuo mūsų piliečių, kuriems turėtų tarnauti valdžia, nuomonės nelabai kas priklauso. Keičiančios viena kitą, iš esmės nieko viena nuo kitos nesiskiriančios kairiosios ar dešiniosios politinės jėgos, amžinai pasiliekančios valdžioje, jau senokai vykdo irgi mums iš komunizmo laikų pažįstamą tarsi tokį klasinį visuomenės skaldymą, kada beveik viešai nesislepiant ir valdantieji žmonės ir vyraujanti žiniasklaida pasako, kad, na, gal taip tiesiogiai atvirų tekstų nesakoma, bet labai aiškiai leidžiama suprasti, kad esame mes, elitas, kaip senais laikais sakytų, bajorai ar aristokratai, kažkokia apšviestoji klasė, ir mes geriau žinome, kaip jums teisingai gyventi. Mes jums pasakysime, kas yra šeima, kas yra vyras, kas yra moteris, kaip jūs turėtumėt gyventi. O jeigu kažkas bando prieštarauti ar turėti skirtingą nuomonę, ištinka vėlgi tas likimas, kaip ir sovietmečio disidentus. Tokie asmenys ar jų grupės, kaip ir mūsų, sakykime, Lietuvos šeimų sąjūdis, bandoma marginalizuoti beveik viešai tiek valdžios partijų vyraujančių politinių srovių atstovų, tiek ypač žiniasklaidos lūpomis pasakant, kad tai yra nereikšminga mažuma, nors iš tikrųjų esame visuomenės dauguma, tai yra marginalai, ekstremistai, radikalai. Bandoma vėl sukelti tą priešpriešą tarp apšviestųjų, išsilavinusių ir menkiau išsilavinusių, tarp miesto ir kaimo. Miestas beveik teigiama, kad yra gėris, kaimas su jo visais atributais ar prastesniais drabužiais ar prastesniais automobiliais yra blogis. Taigi, nors oficialiai dar vis remiamasi visuotinai pripažintais demokratijos principais, bet sugrąžinama tarsi jau toji tokia klasinė visuomenė. Esame mes, valdžia, elitas, kurie pasakysime, kaip jums gyventi, ir esate jūs. Jeigu mums nepritarėte, tai tamsuomenė ir negalite turėti jokios įtakos šitos valstybės valdymui. Taigi esminės demokratijos prielaidos, kad žmonės yra lygus ir kad visuomenė turi kontroliuoti valdžią, o ne valdantieji visuomenę, yra atmetamos. Dar nežinau, ar mūsų svečiai iš užsienio yra tai patyrę, gal kai kuriomis formomis. Vienas iš tokių nuolat eskaluojamų argumentų, kuriuo bandoma neutralizuoti arba sumenkinti šeimą ginančių visuomenės grupių pastangas, yra rėmimasis vadinamam vakarietiškom vertybėm. Vakarietiškos vertybės valdančiųjų ideologijos supratimu yra susiaurinamos tik tai iki vadinamų LGBT teisių, jų galimybės rengti paradus didžiųjų miestų gatvėse, galimybės propaguoti homoseksualumą
vadinamus netradicinius santykius mokyklose. Jeigu tam prieštaraujama arba atsakoma, kad vakarų vertybės nėra tik tai štaip siaurai suprasta, nesveika ar nenatūrali lytinių santykių rūšis. Tai yra atsikertama, kad mes stojame prieš vakarų civilizaciją kaip tokią, o dabar ypač Rusijos agresijos karo Ukrainoje akivaizdoje esame dar apkaltinami, kad turbūt pritarėme Kremliaus režimui ar Putinui, kadangi Rusijos valdovai irgi oficialiai skelbėsi, kad palaiko tradicinės vertybės, tradicinę šeimą. Ir tokiu būdu esame pašalinami arba mėginama pašalinti iš viešojo diskurso kaip lygiaverčiai visuomenės dialogo dalyviai, ginantys savo teisingą požiūrį. Ką galėtume ar turėtume padaryti? Kaip su kolegomis diskutuojame šitą situaciją socialiniuose tinkluose ar susirinkdami į savo renginius Lietuvoje, ar kaip pats sau keliu šitą klausimą, matau tik tai tą vienintelę išeitį, kurią mes naudojome jau priešindamiesi tai sovietinė okupacija ir priespaudai. Turime kiekvienas kaip asmuo ir kaip sąjūdis padaryti tai, ką galime. Daryti tai, ką galime, kas nuo mūsų priklauso. Ir pasitikėti, kad galutinis rezultatas bus palaimintas Dievo. Aišku, mūsų natūralus sąjungininkas šitame vidurio rytų Europos regione yra katalikų bažnyčia, krikščioniškos bažnyčios, kurios natūraliai ar stipriau, ar kartais bailiau, silpniau, bet pasisako ir gina tradicinę šeimą, vyro ir moters tapatybę, tėvų teisę pagal savo įsitikinimus auklėti vaikus. Tai šitais tikėjimo sąjungininkais, kokių bebūtume pažiūrų, manau, turėtume remtis. Ir jeigu kartais nesulaukime tokio atliepo, kokio norėtume, tai stengtis labiau įtraukti taip pat ir bažnyčios veikėjus į šitą, sakytume, paties žmogiškosios tapatybės gynimo kovą. Toks galbūt viltingas ženklas mūsų pastangose Lietuvoje yra prieš keletą metų, kada genderizmo propaganda ir šeimos griovimas labai aiškiai iškilo į politinę darbotvarkę. Buvo Lietuvos katalikų bažnyčios priimta vadinama Šiluvos deklaracija. Čia užsienio svečiams pasakysiu, Šiluva yra viena iš labai gerbiamų Lietuvos katalikų žinomų Marijos šventovių. Ir ten susirinkę mūsų vyskupai paskelbė tokią deklaraciją, kviesdami prisidėti ir visuomenę, ir politikus, ir visus pritarančius, kur buvo išvardinta, sakytume, visa tai, kuo remiasi mūsų civilizacija ir žmogiškumas. Šeima yra vyro ir moters laisvanoriška sąjunga, kad iš jos tik tai kyla, gimsta naujos kartos ir tai yra ir tautos, ir valstybės pačios, ir žmonijos išlikimo garantas, kad niekas, jokie valstybės įstatymai negali spręsti ar neturi naikinti žmogiškosios gyvybės abortais arba senatvėje, naikinti eutanaziją, dirbtiniu numarinimu. O čia buvo sudėti visi pagrindiniai dalykai, kuriuos, manau, geros valios žmonės
supranta ir gina pasaulyje. Aišku, susilaukė didelio puolimo ir iš dabar valdančiųjų partijų ir iš tos vyraujančios žiniasklaidos srovės šita katalikų bažnyčios pastanga. Manau, kad tai vis tiek viltingas ženklas buvo mūsų niūrokoje padangėje, kur galime turėtume paskatinti, paremti, gal kartais ir stumtelėti, paraginti bažnyčią, nenuleisti rankų ir šitą kryptimį darbuotis. Kita be abejo, kas mums yra svarbu, tai yra viešoji informacija, medijos, senoviškai sakytume spauda, bet dabar jau turbūt ne spauda, internetas, socialiniai tinklai. Mes praktiškai, mūsų svečiai iš užsienio šalių turbūt paliudys savo patirtį, bet jaučiame, kad esame praradę įtaką žiniasklaidai. Visa didžioji žiniasklaida Lietuvoje pučia į vieną dūdą ir palaiko tą valdančiąją genderistinę visuomenės homoseksualizacijos politiką ir viešai užsipuola, niekina arba tiesiog ignoruoja, išstumia visus kitaip manančius. Tačiau ačiū Dievui pagal tą posakį, kad kai viešpats uždaro duris, tai kažkur atidaro langą, atsirado socialiniai tinklai, interneto galimybės, daugelis alternatyvių žiniasklaidos priemonių ir ten galime išsakyti ir ginti savo pažiūras. Tai manau, kad šituo langu turime kuo aktyviau naudotis. Tuo labiau, kad visuomenė pajunta tą vyraujančios tokios vėl vienos partinės ideologinės tiesos dominavimą viešoje erdvėje. Ir dėl to nusigręžia nuo vyraujančių žiniasklaidos priemonių, ieško alternatyvų. Be abejo, kaip sąjūdis ir kaip piliečiai turime pasinaudoti legaliomis galimybėmis keisti tą vyraujančią politiką. Mūsų sąjūdžio kai kurie žmonės ėjo į rinkimus, tiesa, kol kas nepateko į parlamentą, tik tai į savivaldą, bet šitą galimybę, kiek dar mes beturime demokratinio veikimo likučių, taip pat reikia išnaudoti. Ir mūsų šeimos, tikriausiai toji pati artimiausia erdvė, pati svarbiausia mūsų tikrovė, šeimos, tai mūsų namų židiniai ir artimiausias giminių pažįstamas. Both immediate families and demaskuoti valdančiųjų sistemos daromas neteisybės arba absurdus, beprotybės, kviesti laikytis, kaip mūsų senoje pasipriešinimo dainoje partizanai mūsų dainavo: neužmiršk, kas esi, mielas broli, neužmiršk, kas lietuviui brangu. Čia galima peradresuojant mūsų mėlyjams svečiams sakyti: neužmiršk, kas kiekvienos tautos žmogui, kiekvienam geram žmogui yra brangu. Darykime, ką galime, kiekvieną savo srityje ir bendrai, ir pasitikėkime, kad Dievas pridės tai, ko reikia teisingiems pokyčiams. Ačiū.